Rašo Agnė, labas vakaras, gal ateityje galėtumėte padaryti video ir pasakyti visą tiesą apie bevertį lankos sukimą. Nu, ką man sakyti, jūs jau pasakėte. Nes nelabai daug merginų galvoja, kad sukant lanką atsiras... Čia turėjo būti S raidė praleista. Nes labai daug merginų galvoja, kad sukant lanką atsiras sixpackas ir talija bus 60 cm. Labai norėtųsi turėti tokį video, kur tikrai išmanantis apie tai žmogus pasakytų visą tiesą. Tai jūs galvojate, kad aš išmanau, jūs galvojate, kad aš sukau lanką kažkada. Nei aš sukau, nei aš išmanau, nei mano talija yra 60 cm. Na gerai, pasakysiu visą tiesą. Iš tiesų, lankos sukimas yra, kalbėsiu faktais, lankos sukimas yra kažkoks fizinis aktyvumas. Faktas. Lankos sukimas yra tas fizinis aktyvumas, kuris degina labai mažai kalorijų. Faktas. Jis degina labai mažai kalorijų dėl to, kad santykinai tai yra labai lengvas fizinis aktyvumas. Faktas. Dar vienas faktas yra tas, kad organizme nėra lokalaus riebalų deginimo. Tai reiškia, kad jeigu atliekate pilvo preso pratimus, tai nereiškia, kad riebalai degs nuo pilvo preso. Jeigu atliekate pratimus tricepsui, va štai, kur čia tricepsas, va čia tricepsas, va štai rankos daliai, tai nereiškia, kad riebalai degs nuo šitos rankos dalies. Riebalai dega tada, kai laikotės griežtesnio mitybos plano ir suvartojate mažiau kalorijų negu per dieną sudeginate. Tokiu būdu kuriamas kalorijų deficitas, tai yra kalorijų trūkumas, kurį organizmas turi padengti ir padengia jį jau iš sukauptų riebalų atsargų. Tokiu būdu riebalinis sluoksnis mažėja. Bet lankos sukimas kaip fizinis aktyvumas vienas momentas nesukuria kalorijų deficito, nes jis yra per lengvas fizinis aktyvumas ir tiesiog degina per mažai kalorijų. Ir kitas dalykas, net jeigu ir degintų daug kalorijų, tai lankos sukimas ir juosmens darbas nereiškia, kad riebalai dega būtent šitoje vietoje. Visiškai nereiškia. Ir sixpackas dėl to tikrai neatsiras ir talija nebus 60 cm. Apskritai, kokios apimties yra talija priklauso nuo dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra genetika. Yra moterų, kurios ir turėdamos labai mažą riebalinį sluoksnį negali turėti talijos plonesnės negu 70 cm, dėl to, kad jų talija yra plati. Genetiškai taip jau yra. Ir šitoje vietoje nei protingas dietologas, nei protingas treneris negali nieko padaryti, dėl to, kad, kaip ir akių yra tam tikra spalva. Tada čia irgi nieko nepadarysi. Gali įsidėti linzes, bet iš tiesų tavo akių spalva dėl to nepasikeis. Taip ir, krūtinės dydį galima keisti plastinės chirurgijos pagalba, talijos dydžio negalima pakeisti. Tai yra struktūriškai jau apspręsta, kokios apimties talija yra, tokios yra. Kitas momentas, kuris lemia talijos apimtį, tai yra riebalinis sluoksnis. Kuo mažesnis riebalinis sluoksnis, tuo yra mažesnė talijos apimtis. Taip pat reikia, kaip sakiau, atsižvelgti į pirmą faktorių, tai yra genetiškai kokia yra talija, ar jinai plona, ar jinai plati. Ir labai norėtųsi turėti tokį video, kur išmanantis žmogus pasakytų visą tiesą apie tai. Lyg tai pasakiau visą tiesą. Tiesa nėra tokia labai jau linksma ir nėra labai džiuginanti, bet vis dėlto tai yra tiesa.